Labą dieną, aš esu akušerė Jovita Čepelova ir pristatysiu Jums temą apie grožio procedūras ir odos priežiūrą nėštumo metu. Aplamai, nėštumas nėra liga, bet jo metu moters kūne vyksta itin daug pokyčių, tiek vidinių, tiek išorinių. Bet tinkamos priemonės, saugus grožio ritualai, vengtinų veiksmų žinojimas gali padėti palaikyti gerą ir išorinę kūno būklę ir pačiai jaustis gerai ir patogiai. Saugiomis grožio procedūromis nėštumo metu yra laikomos įvairios veido procedūros, kurios yra puikus būdas atsipalaiduoti nėštumo metu. Tačiau grožio terapeutą reikėtų įspėti apie nėštumą. Na ir paprašyti jo naudoti produktus skirtus būtent jautriai odai, be visokiausių hormonų, be retinoidų, nes retinoidai savaime tai yra sintetinė vitamino A forma. Na ir jie yra pavojingi nėštumui, nes gali sukelti būklę vadinamą vaisiaus retinoidiniu sindromu, kuris savaime jau sukelia kitus sunkius psichinius, fizinius naujagimio įgimtus apsigimimus. Labiausiai žinomas retinoidas yra izotretinoinas, bet dar geriau mums žinomas prekiniais pavadinimais. Pavyzdžiui, akutanas arba roakutanas. O kaipgi galima būtų atpažinti tuos vitamino A darinius skirtingų vaistų, kosmetikų etiketėse? Taigi ieškokite žemiau šitoje skaidrėje išvardintų pavadinimų. Na ir stenkitės vis dėlto jų išvengti. Saugus nėštumui yra ir nerūgštinis veido valymas, ypač jeigu turite bėrimus, inkštirus, arba užsikimšusias poras. Toks valymas suaktyvina odos ląstelių regeneraciją. Jos geriau atsinaujina. Nušveičia negyvasias ląsteles, valo poras, lygina mimikos ir giliąsias raukšleles, aplamai gerina estetinę odos išvaizdą. Rekomenduojama tik tais vengti tos stipriosios salicilo rūgšties. Geriau pakeisti ją į saugesnes, į pieno, glikolio arba azelaino rūgštį, bet kad būtų silpnesnė iki 10% koncentracijos. Įvairiausios drėkinančios, maitinančios odos procedūros šiaip yra saugios nėštumo metu, ypač jeigu stebite odos išsausėjimą arba tempimą. Vis dėlto geriausia rinktis visokias neinvazinės, tai reiškia beadatinės maitinančias procedūras. Tokiu būdu išvengtumėt skausmo ir užkrato rizikos. Saugus yra ir veido, kaklo, nugaros, dekolte, rankų arba kojų masažas nėštumo metu, kuris puikiai gali pagerinti ir kraujo, ir limfos tekėjimą, pašalinti įtampą, na ir aplamai pagerinti savijautą. Tik tais masažuotoją reikėtų įspėti apie nėštumą, nes jo rankos judesiai turi būti minkštesni. Specialistas neturi labai spausti juosmens arba kryžkaulio sričių, na, o pilvo sritis turi būti visiškai neliečiama. Masažo metu turėtumėte gulėti ant šonų. Tam galite pasitelkti sulankstytą pledą arba pagalvę ir pasidėti savo po šoniuku. Aplamai depiliacija nėštumo metu nėra kenksminga, tačiau gali būti skausmingesnė, ypač bikini srityje, tiesiog dėl didesnio kraujo tūrio patenkančio į odą. Jeigu depiliuositės namuose, tai priemonės iš pradžių vertėtų išbandyti kažkur ant rankos, nedideliam plotelį, tiesiog tam, kad išvengtumėte alergijos rizikos.
Nėščiai galima pasirinkti tokį depiliacijos būdą, kaip pavyzdžiui, skutimasis peiliuku. Tik tais labai svarbu yra, kad prieš procedūrą oda būtų sudrėkinta šiltu vandeniu. Na, o pačio peiliuko ašmenys turėtų judėti palei plauko augimo kryptį, ne priešingai. Galima pasirinkti depiliaciją kremu. Tik tais kartais gali sukelti vietinę alerginę reakciją ant odos. Todėl ir rekomenduojama pirmiau kremuką išbandyti kažkur ant nedidelio plotelio. Galima pasirinkti depiliaciją vašku arba cukrumi. Tik tai žinokite, kad karšto vaško juosteles yra draudžiama naudoti, kai yra venų varikozė. Na ir fotoepiliacija. Aplamai tai yra visiškai saugi procedūra, bet kai jau pilnai susiformuoja vaisius. Aišku, atsargumo dėliai nerekomenduojama pirmosius 2 nėštumo trimestrus. Vieninteliai depiliacijos būdai, kurių saugumas yra neįrodytas, tai yra elektrinis epiliatorius, lazerinis plaukų šalinimas, plaukelių šalinimas elektrolizės būdu, na ir plaukelių balinimas. Aplamai galvos, antakių plaukų dažymas šiaip yra labai prieštaringai vertinama procedūra dėl dažnai dažų sudėtyje esančio kancerogeninių medžiagų. Saugu yra dažyti, aišku, patį plauką, tarkim, paryškinant spalvą, bet stengtis neliesti galvos odos. Taip pat reikėtų vengti plaukų dažų su amoniaku, nes jis gali patekti į kūną ir per odą, ir per kvėpavimo takus. Na ir dar papildomai reikia pabrėžti, kad dėl hormoninių pokyčių dažymo rezultatai gali nustebinti. Tiesiog neatitikti spalva arba, tarkim, nusidažyti netolygiai. Aplamai plaukų kirpimas yra visiškai saugi procedūra nėštumui, tad nereikia tikėti mitais. Na ir nagų dažymas lygiai taip pat yra saugus. Tiesiog pati nago struktūra yra nepralaidi dažams. Tačiau reikėtų pasisaugoti odelių karpimo, poliravimo procedūrų, nes jau šių procedūrų metu yra didelė rizika pasigauti infekciją. Pats blakstienų prieauginimas šiaip yra saugus nėštumo metu. Svarbu, kad prieauginimo metu būtų naudojami mažai garų skleidžiantys klijai. Dar prieš procedūrą rekomenduojama atlikti akių kampučio testą. Na, tai reiškia, priklijuoti vieną kitą plokštelį akies kamputyje ir palaukti. Kažkur 10-15 minučių pažiūrėti, kaip akis sureaguos. Na ir jeigu viskas yra gerai, tai galima tęsti blakstienų prieauginimą. Taip pat gulantis procedūrai reikėtų irgi pasidėti pleduką arba pagalvę po šonu, tam, kad išvengtumėte gulėjimo tiesiai ant nugaros, kaip parodyta pavyzdžiui šitoje nuotraukoje. Nesaugiomis grožio procedūromis nėštumo metu yra laikomos mikrodermabrazija, cheminis, rūgštinis odos šveitimas, procedūros su elektros stimuliacija, su lazeriais, elektriniu epiliatoriumi arba plaukelių balinimas, įvairios injekcinės procedūros. Nors iš tikrųjų nedidelis kiekis profesionaliai atlikto užpildo neturėtų kažkaip pakenkti labai. Tiesiog saugumas yra neįrodytas. Na ir blakstienų arba antakių laminavimas. Taip pat plaukų tiesinimas, plaukų gydomosios procedūros. Dėl priemonėse tiesiog randamų formaldehido pėdsakų. Na, o dėl gydomųjų procedūrų vis dėlto reikėtų pasidomėti šampūno sudėtimi. Ir renkantis jį, reikėtų pasižiūrėti, ar sudėtyje nėra būtent šitoj skaidrėje išvardintų cheminių medžiagų. Taip pat nesaugios nėštumo metu yra savaiminio įdegio priemonės, soliariumas,
tatuiruotės atlikimas, na ir permanento arba tatuiruotės šalinimas. Aplamai šiuo metu rinkoje yra begalė odos priežiūros ir makiažo produktų. Tiesiog, kurių veikliųjų medžiagų saugumas dažnai nepatvirtintas. Yra žinoma, kad kūnas sugeria didžiąją dalį to, kas patenka ant odos. Na ir galiausiai gali pakenkti vaisiaus vystymuisi. Nėštumo metu gali pasikeisti odos būklė, o dažniausiai išoriškai stebimi yra pokyčiai tokie kaip pavyzdžiui odos pigmentacija. Gali patamsėti, tarkim, baltoji pilvo linija, spenelio areolė ir oda aplink ją. Gali patamsėti ir lytiniai organai, tarpvietė, išangė, vidiniai šlaunų paviršiai, pažastys ir netgi kartais kaklas patamsėja. Taip pat nėštumo metu kartais atsiranda tokia būklė vadinama melazma, kitaip dar vadinama nėštumo kaukė. Dažniausiai jinai atsiranda veido srityje, bet neturi kažkaip specifiškai jaustis, tarkim deginti arba niežėti. Turi tiesiog vizualiai būti matoma tokia pigmentacija. O kaipgi reikėtų iš tikrųjų apsisaugoti nuo tų visų pigmentacijų? Tai svarbiausia yra apsauga nuo saulės, jos piko valandomis. Rekomenduojama teptis odą apsauginiais kremais nuo saulės. Na ir pakankamai dažnai atnaujinti sluoksnį kas 2 valandas. Bet aplamai nebijokite. Patamsėjusios rytys atgauna buvusią spalvą. Aišku, jau praėjus keliams mėnesiams po gimdymo dažniausiai. Daugelį nėščiųjų vargina ir aknės spuogeliai. Nėštumo pradžioje dažniausiai būna nuo hormoninių pokyčių. Na, o jau į pabaigą dėl padidėjusio prakaito ir riebalinių liaukų aktyvumo. Apsisaugoti nuo didesnio spuogų atsiradimo nėštumo metu galima. Taigi kokiu būdu? Nepaliekant makiažo likučių ant veido, saugant veidą nuo plaukų išskiriamų riebalų, vengiant spuogų krapštymo arba spaudinėjimo, taip pat renkantis kosmetiką be aliejaus. O jeigu yra bėrimai ant kūno, tai rekomenduojama nedėvėti ir nešvarių, ir labai spaudžiančių rūbų. Kartais nėštumo metu atsiranda ir kraujagyslių pokyčiai, tokie kaip pavyzdžiui telengektazijos, delnų eritema, purpura, epizodinis veido raudonis, šalčio, karščio pojūčiai, piogeninė granulioma, na ir dažniausia nėščiųjų problema – venų varikozė, prie kurios beje yra priskiriami ir hemorojiniai mazgai. Kraujagyslių pokyčių paūmėjimą nėštumo metu galima sumažinti. Taigi kokiu būdu? Kas valandą keičiant padėtį iš sėdimo sustovimą, reguliariai mankštinantis, išeinant pasivaikščioti, dažnai užkeliant kojas kažkur ant sofos arba ant kėdės, taip pat vengiant vidurių užkietėjimų. Pagalbinė priemonė yra ir kompresinė terapija. Tai yra įvairios kompresinės kojinės arba pėdkelnės, arba specialūs tepalai, bet juos jau teptis galima tik tais, jeigu gydytojas leidžia. Nėštumo metu gali atsirasti ir strijos. Deja, nėra metodo, kuris visiškai jau atsiradusias strijas panaikintų. Įmanoma tik tais sumažinti odos spalvos, odos tekstūros nelygumus, bet jau ir po gimdymo ir po žindymo, nes tam yra tiesiog naudojamos kenksmingos vaisiui, kenksmingos naujagimiui įvairios priemonės. Nėštumo metu galima išbandyti prevencinės strijų priemonės. Tai ką galima daryti? Vengti didelių svorio svyravimų, valgyti daug maisto, kuriame yra silicio, cinko, riboflavino, vitaminų A, vitamino C, E,
bei sveikų baltymų. Na ir gerti apie 2 litrus vandens per dieną nepamiršti. Nėštumo metu ir po gimdymo rekomenduojama stiprinti odą masažu, kontrastiniu dušu, dėvėti nėščiosioms skirtą diržą, vengti prausimosi džiovinančiomis priemonėmis, na ir netrinti odos kažkokią šiurkščią medžiagą, pavyzdžiui, šiurkščią kempinę. Nepamainomi yra aliejų mišiniai besilaukiančioms, kuriuos galima pradėti naudoti nuo 2 nėštumo trimestro, kai tik oda ima temptis. Taip pat galima išbandyti žnaibomąjį masažą. Reikėtų tik tais nykščių ir rodomųjų pirštų, suimti nedidelį odos plotelį ir lengvai patempti nuo savęs, kol oda vos ima parausti ir tada paleisti. Tokiu būdu tiesiog pasižnaipyti odą. Bet kai jau odą bus sudėtingiau suimti, tai galima tiesiog pirmiau švelniai nušveisti odą, na, o tada jau užsitepti aliejus, bet dar ant drėgnos odos. Ir atlikti tokį masažą, tokiais sukamaisiais judesiukais, švelniai, kaip parodyta pavyzdžiui šitoje skaidrėje. Svarbiausia tik tais nelieskite, niekaip nestimuliuokite spenelių. Jeigu nesate alergiška žemiau pateiktiems produktams, tai galite išbandyti ir liaudies medicinos priemonės. Pavyzdžiui, ricinos aliejų. Reikėtų tik tai šlakelį ricinos aliejus švelniai trinti į strijų jau pažeistas vietas ir pamasažuoti. Kažkur 5-10 minutėlių, o vėliau tą vietą uždengti šiltų rankšluosčių ir palaikyti kažkur pusvalandį. Po pusvalandžio viską galima nusiimti ir nusiplauti drungnu vandeniu. Procedūrą kartokite bent kartą į dieną, kokį mėnesį laiko. Galima išbandyti ir alijošių. Tai jau į strijų pažeistas vietas reikėtų įtrinti alijošiaus ekstraktą ir palikti kažkur 15 minučių, o vėliau tiesiog paprastai nuplauti drungnu vandeniu. Galima išbandyti ir citrinų sultis. Reikėtų įmasažuoti švelniai spaustų citrinų sulčių į pažeistas vietas ir palaikyti kažkur apie 10 minutėlių, o vėliau viską nuplauti drungnu vandeniu. Taip pat galima išbandyti bulves. Tai reikėtų supjaustytais bulvės griežinėliais trinti strijų pažeistas vietas tol, kol jos pasidengs krakmolu. Pabals. Na ir jau po kelių minučių galima viską tiesiog nuplauti. Galima strijų pažeistas vietas teptis kakavos sviestu. Ta galima daryti kelis mėnesius, bent 2 kartus į dieną. Tai pavyzdžiui ryte ir vakare. Arba galima išbandyti alyvuogių aliejų. Tai reikėtų į pažeistas vietas įmasažuoti lengvai, vos pašildyto alyvuogių aliejaus ir palikti pusvalandžiui. Jau po gimdymo strijų žymės gali ir savaime po truputėlį blykšti ir likti jau mažiau pastebimų randų pavidalu. Jeigu jums kyla kokių klausimų, drąsiai galite kreiptis ir rašyti elektroniniu paštu projektas@poliklinika.lt. Ačiū Jums už skirtą Jūsų dėmesį. Viso gero.